Tačiau, kaip minėjau, sprendimą dėl kompensacinio mechanizmo, kuris grįž vartotojams per tarifą, nustato valstybinis reguliuotojas, o ne vyriausybė. Aš norėčiau papildyti, nes čia yra iš tų atvejų, kai pateikiami duomenys apie vidurkius ir dėja, tai tie vidurkiai yra toks vidutinis pieno riebumas, nes vidurkiai, kurie buvo paskelbti kaip neva neatitekę vartotojams, tai buvo apskaičiuoti mano vertinimu pakankamai nekorektiškai. Ta prasme, tai nebuvo paimtas realus gyvenimo pavyzdys, vidutinis vartotojas, kurio elektros suvartojama mes daugiau mažiau žinom, kiek jisai ten tos elektros vartoja vidutiniškai per mėnesį ir per metus. Ir tos 10 eurų, kurios nuskambėjo, jos galbūt žmonėms pasirodė kaip labai įspūdingos sumos, bet iš tikrųjų, jeigu mes grįžtame prie tų vartotojų, kurie yra realūs, tai yra maži buitiniai vartotojai, apie kuriuos jūs turbūt labiausiai kalbat, tai ten ta susidariusi permokos suma, ji tikrai yra kartais mažesnė skaičiuojant pagal tą elektros skaičių, kurį jie realiai suvartoja.